labai net ir nesinori ką nors dar pridurti, bet keletą pastabų nuo savęs, primenant, kokiame rate įvykių ir šiandienos įvykis yra. Visos visuomenės vienokio ar kitokio būdu ieško, kokios jos norėtų būti. Ir OECD yra netgi tokią iniciatyvą organizuoti konferencijas kas porą metų, visuomenių pažangos matavimo konferencijos. Berods 2005 metais įvyko pirmoji, po to 2007 Stambule, 2009 Busane. Šiemet lygtai irgi turėtų būti, nežinau, ar po ekonominės krizės tos iniciatyvos nesubankrutavo. Ar jau tebeieškom tos pažangos, gal kažkas atsitiko, nežinau, neturiu informacijos. Bet pasaulis ieško, kas tai yra, ir gali tose konferencijose jausti labai didžiulius skirtumus. Ar BVP vienam gyventojui yra ta laimė, o gal yra laimė turėti savo pažiūras ir laisvai jas išpažinti. Labai jaučiasi įvairių pasaulio dalių skirtumai iš tose diskusijose, bet visi jos ieško. Visi tos pažangos, gerovės ar ko. Tai buvo kaip ir inspiracija mums, galbūt ir mums pamėginti kažką paieškoti. Tarp kitko visai neseniai, dabar tiksliai datos nepasakysiu, ar 10 metų pabaigoje ar 11 pradžioj, atsirado europinis dokumentas. OECD konferencijose buvo raginama šalis bandyti galvoti, kaip tą galima būtų apčiuopti šalių gerovę, visuomenių pažangą. Ir organizuotos 8 metais regioninės konferencijos Lietuvai buvo pasiūlyta važiuoti laimės ieškoti į Maskvą. Įtariu, kad taip niekas ir nenuvažiavo į tą regioninę konferenciją. Bet tai vyksta šitie procesai. Ir Europos dokumentas dabar visai neseniai pasirodęs irgi kalba, kad turim vėl kažkaip tai apie tai galvoti, siūlo tam tikras kryptis, netgi aš dabar mintinai jų nepasakysiu. Tai čia kaip Tomas sako, tas dimensija tai į viršų, tinklai į viršų, jautimas, kas vyksta visame pasaulyje ir ką galbūt mes patys čia darome. Ieškome sėkmės Lietuvoje 2030, bandom savo įsivardinti, kas ta mūsų pažanga, ta mūsų sėkmė, mūsų laimė. Ką čia švietimas galėtų nuveikti? Labai daug kalbėjom apie švietimą, apie mokymasi. Yra viena įdomi dar dimensija visų šitų dalykų, kuri gal menkokai šiandien buvo paminėta. Kartais reikia pamiršti. Vienas iš švietimo uždavinių yra išmokyti pamiršti ne savo istoriją, ne žinias, bet pamiršti visų pirma kai kuriuos savo senus blogus įpročius, kai kuriuos senus savo stereotipinius veiksmus ar galvojimus. Ar jau pakankamai pamiršom, kad nėra vienos ideologijos, kad nėra vieno vadovėlio, iš kurio reikia mokyti? Ar pakankamai pamiršom, kad nereikia laukti, kad kas nurodytų, kaip tau gyventi? Ar pakankamai pamiršom, nors ir tai, kad nebeturim švietimo inspekcijos ir kai kurių popierių nebereikia rašyti, bet iš inercijos vis dar rašom, o gal kas nors ateis ir patikrins? Seni įpročiai dažnai mus traukia atgal. Galbūt viena ir iš daktarės esminių idėjų buvo reformoje, kad pati reforma vyktų kitaip. Ji bandė telkti žmonės, diskutuoti ir ieškoti, o ne, kad kažkas parašė strategiją ir dabar mes visi jau priimam kaip nurodymą, kad dabar visi turim taip daryti. Pirmuosiuose Meilės Lukšienės skaitymuose skelbėm savo kelią, metus analizės, sąmoningai jokių apibendrinimų. Įtariu, kiekvienas jos darėm savo galvoj. Bandė daryti. Tai buvo tas laiko tarpas, kai reikėjo brandinti savo mintį.
Daug veidų tų pačių per visus mūsų šių metų procesus, klausimus ir galbūt mūsų tas minties brandinimas vyksta gal ir kai kuriais atvejais ir bent tą pačią kryptimį. Dabar metai modeliavimui, mūsų būsimos sėkmės, būsimos laimės, ko mes norėtumėm Lietuvoje pasiekti ir turėti. Gal vienas iš tų mūsų laimės pokyčių, pasinaudosiu Velšo skaidrę, padaryti poslinkį. Ne kad sukuriam strategiją ir visi kažkas sukuria ir visi vykdo, bet kad tas trečiasis etapas, kuris buvo įvardintas, kad kiti metai bus susitarimo, ko gero tai bus jau nebe metai susitarimų, o visas tolimesnis procesas bus susitarimų procesas. Gal nepavyko per šitos 20 metų tęsti daktarės tradicijos iki galo, rinktis, diskutuoti, kalbėtis, ieškoti. Suveikė nepamiršti senieji įpročiai, nustoti ir laukti nurodymų. Profesoriaus Želvio tyrimai nepriklausomybės pradžioj tą parodė. Visi tikėjome laisvę, decentralizaciją, bet kai paklausė mokyklų direktorių, švietimo skyrių žmonių, kas turi priimti vienokius ar kitokius sprendimus, atsakymai ministerija. Nebuvom pamiršę šitų įpročių. Gal dabar jau pamažu formuojamės kitokius. Metus kalbėjomės. Gal dabar įvyks poslinkis, apie kurį svajojo daktarė. Ačiū ir laukiame kituose susitikimuose.